Trečiadienį, kovo 27 dieną, 20 val. Tiesioginė laida su Akmenės rajono profsąjungos pirmininku Ramūnu Znutu bei jo atstovais. Kviečiame žiūrėti bei aktyviai dalyvauti, išgirsite daug naudingos informacijos. Klausimai bus priimami iš anksto darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Skambinti telefono numeriu 86 87 35 199 arba 84 25 39 534. Būkite aktyvūs, skambinkite, klauskite ir išreiškite savo nuomonę. Labas vakaras, žiūrovai. Jūsų dėmesį tiesioginė laida. Šį vakarą diskutuosime aktualiomis švietimui klausimais. Laidoje dalyvauja Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Eugenijus Jasinas. Labas vakaras. Taip pat laidoje dalyvauja Judita Čekauskienė, Čejauskienė, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja, Mažeikių rajono susivienijimo pirmininkė. Sveiki gyvi. Ir Akmenės rajono susivienijimo pirmininkas Ramūnas Znutas. Labą vakarą. Tai norėčiau iš kiekvieno išgirsti po įžanginį žodį ir kad plačiau papasakotumėt apie save ir apie savo veiklą. Tai turbūt gal žodį pradėsiu nuo jūsų, Ramūnai. Labą vakarą dar kartą, mėlyjei klausytojai ir žiūrovai. Šiandien pavyko suorganizuoti, pasikviesti svečius pirmininką pavaduotoją ir pabandyti supažindinti visuomenę, pirmoje eilėje mokytojus, tėvelius, mokinius ir kitus asmenius, kuriems yra artimo švietimo problemos, mokytojų problemos, švietimo darbuotojų problemos. Šią valandą pasipasakosim daugiau apie save, nes mūsų organizacija turėjo permainų šiais metais sausio mėnesį. Taip pat apie padėtį švietimo ministerijoje, taip pat ir apie padėtį rajone, kokie liečia mokytojus ir mokyklas. Tai tiek aš trumpai. Ačiū Jums. Žodis Jums, Judita. Labas vakaras dar kartą. Aš profesinėje gyvenime tikriausiai gyvuoju ir esu nuo pat jaunystės, kadangi dar studijuodama Vilniaus pedagoginiame institute dirbau profsąjunginį darbą. Neteko nutraukti niekada profsąjunginės veiklos ir dabartiniu metu jau 11 metai vadovauju Mažeikių rajono susivienimui. Susivienimas yra nemažas, kas ketvirtas pedagogas yra profesinės sąjungos narys. Ir manyčiau, kad labai taikliai profesinės sąjungas apibūdino mūsų dekanas kunigas Degutis, kuris pasakė, kad švietimas tai karavanas, kuris eina nepriklausomai nuo to, ką vadovauja varovai, tai yra būtent švietimo mokslo ministerija. O profsąjunga yra tai tie šunys, kad neduok dievė to karavano niekas neapvogtų. Mes iš tikrųjų privalom būti visą laiką su žmogum, kuris dirba šitoje švietimo sistemoje, nesvarbu, ar tai valytojas, ar tai sargas, ar tai mokytojas, ar tai, reiškia, sakykime, netgi pavaduotojas direktoriaus. Ir mes ginam visų žmonių interesus, vadovaudamis Lietuvos Respublikos įstatymais, darbo kodeksu, vadovaudamis profesinių sąjungų įstatymu. Ir iš tikrųjų mums reikia labai daug dirbti, būtent teisiniai srity, kadangi mūsų žmonės yra labai, sakyčiau, teisiškai neprofesionalus, nesigilina į savo problemas ir pamato tik paskutinę minutę, kad jau atleiskite, jau mus apiplėšė, mums su mumis kažkas atsitiko neteisingai. Ačiū Jums. Žodis Jums, gerbiamas Eugenijų. Ačiū. Ko gero galiu pritarti Juditai, kad panašiai ir mano profsąjunginė karjera vystėsi. 88-89 metais įkūrėme iniciatyvinę grupę, kuri vėliau
perauga į profsąjungą. Pats pradėjau nuo žemiausios grandies ir dabar vadovauju Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjungai. Mūsų profesinė sąjunga reorganizuota yra iš buvusi Žemaitijos regiono profesinės sąjungos susivienijimo, kuris vienyje per 5000 žmonių. Ir nebijau netruputėlį pasigirti, kad iš tikrųjų koncentracija profsąjunginės jėgos yra didžiausia Žemaitijoje. Būtent čia yra skaitlingiausias profesinės organizacijas, susivienijimai. Veikla iš tikrųjų yra efektyvi, sugebėm dalyvauti dėrybose įvairiais lygmenimis, tai ir savivaldybėse, ir švietimo ir mokslo ministerijoje, ir Seime, ir vyriausybėje. Pastovus mūsų renginiai yra dalykinės konferencijas, į kurias taipogi pasikviečiam tiek įstatyminės, tiek vykdomosios valdžios atstovus. Beveik pastoviai dalyvauja švietimo ir mokslo ministras su savo komanda, tiksliau buvęs ministras ir buvę kiti ministrai su savo komanda. Nereti svečiai yra Seimo nariai, švietimo komiteto, Seimo valstybės valdymą ir savivaldybių komiteto atstovai. Dažnas svečias pas mūsų buvo Virginija Baltraitienė, buvusi Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės pavaduotoja. Esame pasirašę bendradarbiavimą, susitarimą su politinėmis partijomis. Prieš tai buvo žymiai platesnės senos kadencijas, tai apėmė 5 politinės partijas. Šioje kadencijoje turime galiojantį susitarimą su 2 partijomis, tai Lietuvos socialdemokratų partija ir Lietuvos darbo partija. Būtent su jų frakcijomis mes bendraujame. Tiksliau galiu pasakyti, labiau mes bendraujame būtent su darbo partijos frakcija. Socialdemokratai kažkaip šioje kadencijoje, sakyčiau, yra šešėlėje. Ir tas bendradarbiavimas daugiau yra deklaruojamas, negu mes norėtume. O su darbo partija, tai iš tikrųjų bendradarbiavimas yra gana sėkmingas, padeda spręsti įvairias problemas. Mes pateikėm jam įstatymo pataisas. Ne visada galbūt pavyksta įgyvendinti, pavyzdžiui, tą įstatymo pataisą dėl mokytojų ankstesnį išėjimą į pensiją, kad nuo 55 metų mokytojas išdirbęs 30 metų turi teisę išeiti į pensiją. Buvo pateiktas Seimui, Virginija Baltraitienė pateikė, pirmam svarstymė buvo pritarta, toliau turėjo pereiti per komitetus, bet kaip visada yra pozicija ir opozicija. Pozicija padarė viską, kad šis svarstymas užtruktų ir kol kas jisai taip ir buvo stalčiuose. Dabartiniu metu mes žadame vėl jį atnaujinti, kad vis tiek mes manome, kad žmogus, išdirbęs tiek metų mokykloje, tikrai turi oriai išeiti į pensiją ir oriai gyventi. Taipogi rūpė mums taip finansavimas, mokyklų išsaugojimas, ypatingai tai yra kaimo vietovėje. Ir labai džiugu, kad šiuo metu tiek vyriausybės programa tą patį Vildena būtent deklaruoja, kad mažas mokyklas kaimo vietovėje turi būti išlaikytas nepaisant to finansavimą, nes mūsų dažniausiai kaip politikai, valdininkai žiūri per finansinę prizmę į tas mokyklas. Tai iš tikrųjų yra nusikaltimas. Liberalios rinkos dėsnius į švietimą niekaip negalima gyvendinti, jokių būdų, nes tai nesuderinama yra su visų švietimu. Švietimas nėra tas sritis, kuris duotų iškart kažkokį tai pelną, apčiuopiamą pelną, o būtent jie apie tai ir šneka. Tai yra ilgalaikė investicija į žmogų. Ir tos šalės, vakarų šalės, kurios iš tikrųjų investuoja daug į švietimą, jos ir turi didelį vidaus produktą, tas augimas yra didelis, yra daug darbo vietų. Kodėl lietuviai važiuoja į Angliją, kodėl važiuoja į Airiją, nors ir tenai buvo nuosmukis. Bet vis tiek, jie nesisakė savo švietimo programų ir išlaikė būtent tą lygį tokią. Ačiū Jums. Kadangi neseniai vyko kalbų įskaitos, tai norėčiau gal pradėti nuo to ir paklausti tiek mokiniams, tiek mokytojams irgi aktualia tema, kas šiais metais ar pasikeitė kažkokios programos ir kas egzaminuose laukia, gal žinot, kas galėtų atsakyti?
Aš pabandysiu šiek tiek. Mūsų švietimo mokslo ministerija savo programomis pastovi savo nepastovume. Todėl, kad jos keičiasi, sakyčiau, kaip priklausomai nuo kiekvienos politinės partijos, kuri turi ministerijos vairą savo rankose. Ir jeigu tas vairas pakliūna, atleiskite, į komercinių struktūrų pamėgusias partijos rankas, jinai tampa labai jau, sakyčiau, komercizuota. Ir iš tikrųjų daugybė pertvarkymų, kurie mokyklą daro nepastoviai ir sukelia didžiausią nepasitenkinimą mokytojų tarpe. Mokiniams sukelia labai didelį galvosūkį ir netgi nepasitenkinimą. Mokiniai kartais vos ne į gatves išeina. Šiandien tu laikysi, sakykime, 3 egzaminus, kitais metais jau 4, dar kitais vėl sugalvos, ateis kitas ministras, atkeis šitą visą naujai sugalvotą tvarką. Taigi tvarkelis daromos praktiškai nepamatuotai ir nepagristai. Pas mus nėra išstudijuota galimybių rinka. Pas mus mokinukai nėra nukreipiami iš tikrųjų dirbti ir mokytis taip kaip ir normaliuose valstybėse, kada yra vadinama piramidė. O ta piramidė yra tokia, kad pirmiausia užpildomas, reiškia, sluoksnis mokinukų, kurie dirbs, reiškia, mokysis amato. Tai yra eis į politechnikos mokyklas, toliau į kolegijas ir paskui tik patys geriausiai eina į aukštasias mokyklas. Mes tengiamės visus, kokie bebūtų išsilavinimo, sugrūsti į aukštąją mokyklą. Ir dėl to nuolat keičiama ta įstatyminė bazė. O praktiškai jinai pritemta prie to, kad aukštosios mokyklos labai gerėjusi šią naują sistemą, kuri mane labai siutino, reiškia, kad pritemta prie to, kad aukštosios mokyklos galėtų kuo daugiau mokinukų priimti, taip vadinamus, reiškia, nefinansuojant jų, reiškia, mokymusi vietų. Tai yra būtent, kad jie mokėtų už mokslą. Na ir tos programos iš tikrųjų varo į neviltį ir kiekvieną kartą ateidamas rugsėjo mėnesį tu nežinai, kaip sulauksi gegužio mėnesio. Kokio reikės naujų pasikeitimų, kokie bus. Ar bus ten tas pats, kiekvienais metais vis kažką tobulina, vis keičia šiamos programos. Aš, pavyzdžiui, esu istorikė ir man nepavyzdžiui stebina, kad pagrindo, kuris davė visai civilizacijai europiniai Graikijos, egzaminuose jau nebereikia. O istorija juk viską, ką geriausia pasaulyje davė graikai. Va štai jums ir įrodymas, ant kiek protingi mūsų buvusi valdžia, čia viceministro Bacio įdirbis yra. Reiškia, būtent pertvarkyti programą taip, kad jinai taptų nuoga, be pamato. Bet dėl to, kad keičiasi visos tos, kaip sakėt, reformas, nukenčia tiek patys mokiniai, stresas jiems yra ir mokytojams joms paruošti. Nukenčia mokytojai, nukenčia mokinukai. Žinoma, tėvai lieka nepatenkinti atseit darbo kokybė, ypatingai darbo kokybė vaikų. Jeigu tu šiandien nežinai, ko iš tavęs bus reikalaujama rytoj, aplamai ar iš viso to gyvenime reikės. Mūsų pakabintos programos kartais labai tiesiog ore. Bandoma aiškinti, kad pritemptos prie gyvenimo. Ne, netiesa. Jos tiesiog, kaip sakoma, pagal kiekvieno norą. Atėjo ministrė buvusi Vebraitė, amerikietišką kultūrą nešė. Ateina kitas, reiškia jau iš kitos, kažkokia Indonezijos. Niekas nekalba apie tai, kad mūsų sistema buvo pati geriausia. Prūsiškai žydiška. Klausykit, mes turėjom, Suomiai pasimė šitą sistemą, dabartiniu metu turi patį geriausią vaikų įsilavinimą. O mes šito dabar dėje neturim. Tai va štai ir mūsų čia yra darbas profesinės sąjungos. Kad, reiškia, mokinio ugdymo programos atitiktų ir vaikų įsilavinimo lygį, ir mokytojų galimybės šiandieninės. Juk mes negalim peršokti, sakykime, aukščiau bambos, negu tu negali. Aš papildysiu šitą kolegą, kadangi pastoviai besikeičiantis yra reikalavimai tiek įskaitų, tiek egzaminų, jūs klausimas būtent taip ir buvo šitas įskaitas. Tai būtent parodai tai, kad švietimo strategai, tai būtent švietimo ir mokslo ministerija, nacionalinis egzaminų centras ir kiti, kurie strateguoja švietimo politiką, jie besiblaškantis yra. Tai dar kartą įrodo, kad iš tikrųjų tvarkos švietime trūksta. Bet mūsų valdininkai nedrįsta dar pripažinti, kad jie klydo, kad reikia vieną kartą drąsiai pasakyti, mes suklydome, viską stabdome, pradedame iš naujo. Pačią reformą reikia reformuoti, tada turės pastovumą ir mokiniai, ir tėvai, ir mokytojai. Nuo to laimės visa švietimo sistema, Lietuvos švietimas. Taip. Aš tai pastebėjau, tarkim, kad yra dabar privalomi 2 egzaminai. Nors stojant reikia
tikrai ne 2, o daugiau. Ir kažkaip nėra, manau, atkreipta dėmesį, tai kad tie 2 privalomai egzaminai, nors stojant, kaip ir reikalauja ir daugiau tų egzaminų išlaikyti. Tokiu būdu ir užkertamas vaikui kelias į aukštą įsilavinimą. Neva mokinukas pats pasirinko, neva, nesugebėjo. Pradžioje, sakyčiau, davė dar tas vadinamas profilinis mokymas, kuris lyg ir panaikintas, bet jis iš tikrųjų yra. Ir tam, kad išlaikyti tuos egzaminus, atleiskite, reikia bent A lygių mokytis dalykus. Ir iš tikrųjų vaikai kartais ir nueina pagal vienas kitą draugystę. Dar kitas galvoja, kad gali be šitų dalykų apsieiti, o paskui atėjus į aukštąją mokyklą paaiškėjo, kad visų dalykų reikia. Iš tikrųjų, mūsų reforma parodė tai, kad jinai niekam tikusi ir ją reikia, jau pasigirdo daug protingų balsų, kad reikia reformuoti. Ir reformuoti kuo greičiau. Kol dar mes nepatyrim pačio didžiausios žalos, mes greitų laikų nebeturėsim žmonių dirbančių inžinieriais, tiksliuosius mokslus kremtančių žmonių, todėl, kad mes visi nueinom pačiu lengviausiu keliu. Pasirinkom keletą tų dalykėlių. Manyčiau, kad laikas grąžinti atgal tai, kad vidurinė mokykla mokinys turi baigti visus dalykus. O mes dabar turim nebaigtą vidurinį ir aukštąjį pradinį, kaip anksčiau juokaudavo. Iš tikrųjų, aukštasis pradinis. O yra dalykų, kurių jisai net